Žiūrėsim, kaip bus finale. Ir nepristačiau dar 299 numerio, taip pat patyręs pilotas Petras Bartkus. Antras golfas atstovauja Šilalės automobilių sporto klubą. Vis dėlto 4 ratai, 2 ašis varomos ir iškart jinai tolsta. Kaip posūkis, taip +5 metrai. Nieko nepadaryti. Antras Lugauskas pasiruošęs šios dienos varžyboms visoms prasmėms. Na, panašu, kad dar vienas augantis čempionas, ar tai būtų čempionatas, ar pirmenybės, ar regiono lyga, tikrai stebiu įdėmiai, važiuoja labai neblogai šis pilietis. Mėgina padirbėti. Kol kas ne viskas sekasi taip, kaip jis norėtų. Sierra, 61 numeris Mantas Vilkinis pirmauja vos keliais metrais prieš Rimą Gaigautį. Efektyvinis kontaktas taip pat traktuojamas kaip sportinis, kaip žaidybinis. Svarbu nebapsnuoti į automobilio galą ir primenu tą dar kartą auksinę taisyklę, jeigu smūgis yra į automobilio galą ir lyderio automobilis. Pasieks savo buvusias trajektorijas. Jeigu to nepadarysite, tam yra teisėjai, jie susisamato ir skaudžiai vaukia. Tokiu atveju šiandieną buvo. Na, pirmas nelaimėlis, Petras Bartkus jau užvažiavęs Antras Lugauskas pasitikė šiandieną konkurentų neturi. Deja, Rymui irgi nelabai sėkminga diena. Baigė savo pasirodymą, nusprendė patausoti automobilį, sustoja saugioje vietoje. Na štai įnirtinga kova vyksta antrosios vietos ir 125 numeris šiam momentui lygantui Budriui, Opel Astra. Labai neblogai atrodo Audi 80. Keturi ratai lieka iki finišo, prieš paskutinis finalas lieka praktiškai. Nieko, Rimai, nenusimink, ateisiu tavo diena, šiandieną tau nepasisekė gimtajame mieste. Ką padarysi, niekas nuo šito nėra apdraustas. Na, pirmos 2 vietos beveik aiškios, tai štai dėl Ford Sierra gali dabar ir aplenkti. Na, sugeba Vygantas Budrys sudaryti tą kelią, dešinioji padanga yra nuleista, jis nuvažiuoja, visai smalus, galima ir leversi padaryti lygioje trasos vietoje, bet kol kas meistriškai ginasi, neleidžia man tokiu atveju netgi Europos kroso čempionate yra buvę, kuomet turėdamas 300 mažiau arklių, dabar nepasakysiu tiksliai pavardės, bet visus 8 ratus sėkmingai gynė savo poziciją ir neleido aplenkti daugiau arklio galių turinčiam automobiliui. Taip kad, na,